Tavo pirmas ir pareigojimas yra gelbėti save. Jeigu tu savęs neišgelbėsi, tu vaiko neišgelbėsi. Tu savo dantų neprižiūrėsi, tai tu ir vaiko neprižiūrėsi. Jeigu tu savo sveikatos neprižiūrėsi, ir vaiko neprižiūrėsi. Supranti? Viskas atsiremia mylėk artimą kaip save. Pirma, mylėk save. Jeigu tu savęs nemyli, ir artimo nemyli. Nes tada tu klaidingai supranti tą mylėjimą. Pavyzdžiui, tu savo darai psichologinį spaudimą, prievartą kažkokią, ar ne, tai tu ir jam darysi prievartą. Tai tu nuklaidinsi jį nuo gyvenimo kelio. Jo kelias būtų, sakykim, fortepijono meistro, ar ne, o tu jį versi tapti teisininku ar sportininku. Jo tikslas būtų, sakykim, milijardierium, o tu jį versi tapti matematikos genijum. Supranti, ta prasme, kad tu save prievartauji to suvokimu pareigų, o iš tikrųjų tu iškreipi ir save, ir jį. Nes tas labai yra subtilus, labai plona linija yra, kas yra pareiga teisinga ir kas yra klaidinga. Čia kaip tu suvoki pareigą. Dėl ko ta pareiga? Ką? Kūną pavalgydint? Tai finale permaitinsi jį, padarys ligonių, nes persivalgyti. Ta prasme yra, kur tiksliai ta pareiga? Kame tiksliai ta pareiga? Čia yra suvokimas apie pareigą. Pas daugybę žmonių, kurie buvo prievartaujami tarybiniais laikais, jie suvokė pareigą kaip prievartą. Supranti? Tai prievarta dėl kažkokio abstraktaus tikslo, netikslaus tikslo. Reikia pavalgyti, ir taip ir persivalgo, ir po to serga. Kad reikia dirbti, dėl kam dirbti ar vergauti, tai kur ta pareiga? Apie ką ta pareiga? Koks yra tas pareigos suvokimas, čia yra klausimas. Pagal dangaus dėsnius, tai pareiga yra pirma, tai yra dvi pareigos, mylėk Dievą ir mylėk artimą kaip save. Yra tik dvi pareigos, pagrindinė, 10 įsakymų. Yra pirmoje vietoje mylėk Dievą, tai reiškia studijuok ir pažink visatą ir Dievo kūrybą. O iš tikrųjų, kai tu šitą darai, tai tu ateini galutiniam rezultate, jeigu tu iš tikrųjų Dievą pažįsti, tai tu prieini prie to, kad tu pažįsti save, tu supranti, kad tas Dievas tai yra Elohim tavo viduj. O po to tu eini mylėti artimą kaip save, nes tu jau save pažinai. Vat kur yra dvi pareigos pagrindinės. Kokios dar gali būti pareigos? Kaip tu gali mylėti kitą, jeigu tu nemyli save? Kokiu būdu?